Sveiki gyvi, mano draugai. Pamenat tą praeitą kažkurį bilietų video, kur žaidžiau su mega bilietais. Ir sakiau, kad sekantis bus hitas. Tai va, nusipirkau 3 hitas bilietus. Čia tie iš naujesnių. Tai jie kainuoja po 10 pinigų. Tai šiandieninė video biudžetas yra 30 eurų. Tai mums reikia papliūsinti, bet bent jau ant 50 eurų pasikelti, papliūsinti 20. Randam PM šiandien ir bus labai nuostabu. Va, tokie va, biliečiukai, žiūrėkit kaip gimsta thumbnailas. Все, iš šito jau bus thumbnailas padarytas. Ir ką, noriu pasakyti, kaip visada turiu pasakyti, privalau pasakyti, paraginti. Tai turiu Contribui paskyrą, kurioje bandom surinkti 500 pinigų. Jūs jau tą žinot, kad ir po 1 eurą pervesit, labai stipriai prisidėsit. Kol kas turim 54 pinigus ir renkam 500 ant VIP klubas bilietų kaladę. Kai galiausiai surinksim arti 500 bent jau, nusipirksim tą kaladę, bus 5 belė kokie video. Ant 100 eurų, ant kito, ant 3, 4, 5, po 5 bilietus. Belė kai bus smagu. Tiesiog reikia po biškį surinkti tą sumą. Tai su jūsų pagalba mes tą padarysim. Dar sekantis dalykas irgi. Noriu paraginti jūs tapti kanalo rėmėjais. Tai narystė nėra brangi. Tiesiog po biškį atsidėkot man tai, kad ačiū, kad pakuri mums įdomaus turinio. Prašom, tikrai malonu. Jeigu norit, 1 lygio, 2 ar dar kokią, tai net nepamenu, ką aš ten padaręs. Jeigu norit, prisidėkit šitaip paremt mane, bus nuostabu, pasakysit man labai didelį ačiū taip. Ir tiek va. Ir kanalo nariai gauna dažniausiai pamatyti video anksčiau. Tai jeigu, tarkim, šitą video įkelsiu šiandien, bet norėsiu aš jį paviešinti kažkokių 5 dienų, kanalo nariai jau šiandien arba rytoj šitą video žiūrės. O kiti paprasti, realiai jūs visi praktiškai, pamatysit jau pagal laiką, kad kas 2, kas 3 dienas, kaip man patogiausia viešint video. Ir tai paskutinis dar žodis, niekada nerekomendavau ir nerekomenduosiu žaisti jokiose loterijose. Dažniausiai neapsimoka, dažniausiai eina minusą. Tiesiog geriau sėdėkit čia, pasiimkit kokį skanų gėrimą, gal kokį čipsų pakelį pagraužti, pažiūrėkit, kaip aš pralošinėjau savo pinigus. Bus smagiau, negu išleisti savus, ane? O jeigu laimėsim, pasidžiaukit už mane. Tie, kas moka džiaugtis už kitų laimę, būna patys laimingiausi ir patys. Tai va, ačiū, kad žiūrit ir einam prie hito bilietų. Tai žaisim iš eilės, jeigu kam skaičiukai labai įdomus, tai pirmas, su kurio žaisim 16, antras, su kurio žaisim 17, trečias bus numeriukas 20. Šitie bilietai man patiko, tokie simpatiški, fainuliai, gražuliai, žodžiu. Tai tikiuosi ir sėkmės atneš. Ir vietoj lito monetos šiandien pasiimsim 2 centukų. Davai, važiuojam. Tai pradedam nuo premijų. Pirmoji premija mums rodo palinkėjimą su 11-tuku, kuris neš sėkmę. Gal vis tiek turiu iš šono patraukti blizgą čia. Antra premija 30, o labai gaila, kad reikia 20. Premija 3, 41, premija 4, 95. Iš premijų nieko negaunam, einam žiūrėti, ką bingo principų mums išpranašavęs šitas žaidimas. Taip, tai mano simboliai. Spina. Šitam spinos nėra, kitam spina, turi būti. Spina turi kažkur būti. Nėra. Va. Nes kiek pastebėjau, kol kas, kiek su tais biliečiukai žaidžiau, bent vienas simbolis vis tiek kažkur bus. Kad nebus taip, kad nutryniau spiną ir nėra. Būčiau praleidęs, jeigu žinočiau, kad gali nebūti. Tai va, ieškoju atidžiau. Raktas, nes jo spina turi atrakinti raktas. Raktas va čia va. Toliau. Akcija. Turim čia akciją.
Antros, ir antrą turim, žiūrėkit. Man patinka, kaip po 2 simbolius įkakoja. Gerai, kas toliau? Limuzinas. Limuziną turim čia, vat. Ir čia eina šiek tiek, čia gerai, eina savo. Toliau. Kiaulė taupyklė. Taip, čia kiaulė taupyklė nėra. Tačiau čia yra kokia gražiai ryški kiaulė taupyklė, katu. Toliau, jachta. Jachtą turim pirmoj lentelį. Jachtą turim pirmoj lentelį. Toliau, papuošalas. Taip, papuošalas turim antroj lentelį. Gražus, raudonas, toks. Šitam papuošalo nesimato. Toliau žiūrim. Toliau pas mus seifas. Taip. Turiu problemų su seifo radimu. Va, seifas. Čia nutrintas. Gerai, čia seifo nesimato. Einam toliau. VIP. VIP. Pirmoj lentelėj, antroj lentelėj nėra. Turim toliau maišą. Oi, virtuvėj kažkokia nelaimė nutiko. Gerai, maišą turim. Šitam maišo nematau, kad būtų. Apyrankė. Turim čia. Žiūrėk, mums reikia aukso, kad gautume stulpelį 10. Gerai. Taip, šitam apyrankės nesimato. Toliau, piniginė. Piniginė. O, malūnsnarglio reikės. Gerai. Čia piniginės nesimato. Toliau pas mus žiedas. Nutrinam žiedą ir mums dabar reikia taurės. Čia žiedo nėra. Smaragdas. Tas gražus, žalias. Va čia va. Šitam smaragdo nėra. 4 simboliai. Vienas iš jų bankas. Nusitrinam banką. Čia banko neturim. Auskarai. Auskarai nereikalingoj turbūt vietoj. Nebent mums duos pasagą. Čia nėra. Kas toliau? Puodas. Davai, puodas. Taip. O, dar čia puodas. Labai gerai. Taip, kokios prognozės? Kas čia kokios prognozės? Matos, kad čekis. Čekis. Nusitrynėm čia. Viršui čekio nėra. Ir ką mes matom? Nėra. Nieko neturim pirmam bilečiukė. Žiauriai gaila, nes man šiaip patinka šitie biletai ir aš tikėjausi laimėti, bet laimėsim su sekančiu. Taip ir padarom. Metam šitą negerą krūvą, einam prie sekančio. 17 biletas, premija 1, 14. Premija 2, 23. Premija 3, kem 4 ir premija 4, 94. Einam žiūrėti mano simbolių. Gražiai nusitrinam užrašą tavo simboliai ir žiūrim. Pirmas simbolis spina. Spina, čia. Toliau šitam spina nėra. Eina toliau žalias gražus smaragdas. Gerai. Apatiniam smaragdas nėra. Toliau skrinė. Apatiniam skrinios nesimato. Toliau pinigai. Tai vat. Apačioj pinigai neegzistuoja. Davai, tegu visi va čia kas trinas būna čia.
pilna viso to. Tegu nusitrina. Toliau, papuošalas. Pakalbėjau ir viskas ir nebėra. Tas mano ilgas liežuvis, prikalbėjau. Gerai, sekantis pas mus yra auskarai. Auskarai, va čia vat ir va čia vat. Dvigubas simbolis, labai gerai. Toliau, raktas. Čia rakto aš nematau, raktas va čia yra. Okidoki. Sekantis simbolis puodas. Aukso puodas. Taip, apačioj nėra. Toliau einam kiaulio taupyklę ieškoti. Tai kiaulio taupyklę va čia turim, o čia jos nėra. PIN kodas. O tai vat. Jeigu gausim žiedą, jau mes kažką laimėsim. Dai, ieškom žiedo. Bankas. Taip, čia banko nesimato, banką turim va čia. Toliau. Piniginė. Taip, piniginė yra šitam. Čia piniginės nėra, gaila. Toliau pas mus jachta. Turim čia vieną tokią, antrą tokią neturim. Ko mums reikia? Reikia taurės, žiedo. Nu tai randam. Randam seifą. Gerai. Ką seifas mums duoda? Duoda tai, kad mums dabar reikia dar ir karolių. Nežinau, kaip jie vadinasi ant simbolių, bet čia kaip karoliai. Verinys gal. Gaunam VIP. VIP nusitrinam. Šitam neturim. Toliau. Čekis. Nu, čekis tokioje nenaudingoje vietoje. Mums nieko nepadeda, nieko neduoda laimėti. Labai gaila, labai liūdna. Čia neturim čekio. Nu ir paskutiniai du simboliai. Limuzinas. Apačioje limuzino nėra. Nu, laimėjimų daug gali būti. Reikia žiedo. Reikia aukso. Reikia karūnos. Reikia taurės. O mes gaunam akciją, atrakciją. Nu, nusitrinam tą akciją ir žiūrim, kad mums iškišta didelė špyga. Ai, o taip gyriau tos bilietus, kad tokia faini, smagu žaisti. Blemba, antras tuščias. Jo, nieko, gal šitas mūsų išgelbės. 1,50 laimėjimas mūsų pastato ant kojų. Žiūrim, ką turim. Premija 1. 13. Nu jau mano vasario 13 gimtadienio šitas skaičiukas atneš pelną. 2,4. Kem 3 ir 9,9. Galėjo dadėti tą vieną. Galėjo. Nedadėjo. Mano simboliai yra papuošalas. Taip, papuošalo čia nėra. Yra tik tais čia. Toliau. Akcija. Tai akcija. Matau. Šitoj vietoj. Čia akcijos nėra. Toliau ieškom jachtos. Jachtą turime va čia va. Apačioje jachtos nematom. Auskarai. Nusitrinam auskarus čia. Ir va čia. Labai gerai. Toliau. Žiedas. Tai žiedą nusitrinam čia. Ir va čia. Gal sekantis bus piniginė? Beveik. Čekis. Turim čekį čia. Čia čekį neturim. Toliau važiuojam. Toliau karūna. Turim karūną čia. Ir va čia. Labai gerai. Sekantis pas mus rakto simbolis.
kuris gyvena čia. Ir pirmam negyvena. O, mums piniginės reikėjo. Bam, bam, bibi, bum. Turim prizą. Gerai, bet dar ne pabaiga. Dar gal gausim. Podas. Pala, pinigienus, o čia nežiūrėjau. Bet ir nėra. Taip, toliau podas. Podas eina va čia. O čia neina. Pasaga. Turim pasagą čia kamputį. Čia toliau nėra. Malūnsnarglis. Turim va čia vat. Pirmam nėra. Deimantas. Nu, kur deimantas gyvena? Turim čia dar vieną eilutę. Ko labiausiai bijau, kad čia nešautų tokį bairį, kad va, pitakas, atgausi savo 10 pinigų. Noris daugiau. Jo labiau, kad čia toks jau pralaimintis kol kas einas video. Taip, auksas. Turim 2 auksus. Vieną auksą čia, vieną auksą čia. Mums reikia 5 eurų laimėti. Čia sunkus reikalas dabar. Reikia daug dar simbolių nurauti. Toliau, pas mus maišas. Maišą turim čia. Šitam maišo nėra. Taupyklė. Taupyklė. Viršui taupyklės nėra. Taip, VIP ir PIN kodas gali duoti kažką gero. Dar gali duoti smaragdas. Ką mes gaunam? Labą dieną. Sveiki gyvi, kaip jūs. Dar vienas laimėjimas. PIN kodas davė. Toliau, kas toliau dar gali mums duoti? VIP gali duoti. Gali duoti, man atrodo, smaragdas. Ir viskas. Tai rasim VIP arba smaragdą. Arba spiną. Ką mums spina daro? Nieko nedaro. Sako, pasuok ir praeis. Nu, tai kągi gero nunešėm. Čia turim pitaką. Ok. Čia turim pitaką. Ok. Ir čia turim pitaką. Pa. 1, 2. Ir čia turim pitaką. Man atrodo, taip pažiūrėjau, ne? Taip, 20 pinigų. Gal ir neblogai, žinokit. Blemba, kol kas tai va žiūrint vis tiek 10 eurų minusas, bet va, jeigu šitą vieną būčiau pirkęs, tai čia būtų 10 eurų pliusas. Bet žinai, kas būtų, jeigu būtų. Tai va, toks va pasitaisimas iš šito bilietų. Negaliu sakyti, kad blogi, va čia davė, va, bam, bim, kaip ta, bim, bam, bum, bum, bim, bam, bam. Va tai. Tai ačiū draugai, kad žiūrėjot. Dar kartą paraginsiu arba tapti kanalo nariais, arba paremti mane per Contribui, arba tiesiog atsiųsti man pinigų, arba pasigauti mane gatvėje, skaičiuoja, nori dvacoko? Jo, tai davai, imk. Tiesiog va tai, paprastai. Tai, pajuokam. Užsiprenumeruokit kanalą, paspauskit patinka, palikit kokį nors komentarą, papasakokit, ką gero jums sekėsi laimėti. Ir tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, gerams vakaro, jūs esat nuostabus, tokie ir išlikit. Davai.